gausit iš teismo pranešimą, sakė, kad jie tikrina spaudą ir mums. Palaukit, durkit pirštų, kur čia kas parašyta. O kad vykdymas apygardos administraciniam teismui. Ir vakar pat išsiųstų, žodžiu. Nes šiaip tai byla jau nuėjusi į archyvą. Ne, nenuėjusi. Nuėjusi? Taigi aš ką tik kalbėjau su sekretorija. Taigi va, žinutę atsiuntė mums tik. Taigi taip, aš kalbėjau ką tik su sekretorija, kadangi dabar viskas vyksta elektroniniai laikmenoj, jie kadangi negavo per EPP skundų, ar ne, tai jie deda žymą, kad įsiteisės ir kai gaus skundą, bet per paštu, jie tą žymą naikina ir priima skundą. Tai va, teisingai. Nuėjo į archyvą, tada jie atkels iš archyvo ir tada... Į raštinę tiesiog. Nu, taip, archyvą. Tai va, ir dabar, tai mes galim palikti šitą. Bet čia, kaip sakant, nėra nei prašyta pagal kokią bylą, nei nieko, tai čia gali korespondencija bet kokia būti. Aš tai, pavyzdžiui, nualkirdai dar savo. Korespondencija, Ir meilės laiškas gali būti. Pasiskambinkite advokatė, žinokit. Jeigu nėra prašyta, kad būtent registruotų laišku šito ir šito klausimu. Siuntėjas. Markevičius, Gerasimčikas ir partneriai. Parodykit pirštų. O prie ko čia, žinokit, čia tas Gerasimčikas ir partneriai. Tai gal taip vadinasi advokatų kontora. Taigi ten, žinokit, ten yra Žilinsko kontora. Kažkas tai čia...